mums džiugu galėti, tęsti mūsų pokalbį, susitikimą ir šiandien jau pristatyti 4. iš tokių 5 reikšmingiausių kiniškų romanų. Tai būtų Slyvos šakelė auksinėje vazoje. Ir tai yra, itin didelės apimties, itin kompleksiškas ir netikėtai modernus kūrinys. Jau pats romano pavadinimas iš tiesų turi daugybę galimų reikšmių. Visų pirma, tokia pati lengviausiai, tokia suprantama romano pavadinimo reikšmė, Jinping Mei. Tai būtų romano 3 pagrindinių veikėjų moterų vardai. Tai yra Pan Jinlian, iš kurios turime Jin, kas reiškia auksą, Li Ping-er, kas reiškia vazą, ir Pan Chunmei, slyvą. Ir tai 3 veikėjų vardų dalys, taip įkomponuotos į romano pavadinimą, bet pažodžiui išverčiame kaip Slyvos šakelė auksinėje vazoje. Qing dinastijos laikų kritikas Zhang Zhupo taip atsiliepė apie šį romano pavadinimą. Jisai sako, kad, cituoju, 3 moterys kaip 3 gražiausios gėlės, kurioms vieta auksinėje vazoje, o ne prasčiokiškoje kaimo erdvėje. Slyvos žiedai auksinėje vazoje yra žmonių pastangų mėgautis dangaus kūriniais, pakylėjant juos iki paties aukščiausio lygmens vaisius. Ši knyga tokia geniali, kad rodos prie kai kurių jos pastraipų kūrimo prisidėjo pati gamta. Tai toksai irgi vertinimas, kuriame atsiskleidžia šitas Jinping Mei pavadinimas kaip tam tikra metafora, nuoroda į gamtos didingumą ir dievišką tobulybę. Kita vertus, šita kombinacija Slyvos šakelė auksinėje vazoje kinų literatūroje randama ir jau šiek tiek anksčiau. Pirmas randamas tokios kombinacijos paminėjimas yra anoniminėje Sung periodo poemoje, kurioje yra tokia eilutė, kurioje rašoma, kad Slyvos žiedai auksinėje vazoje, kas gali būti vulgaresnio. Tai vėlgi, nurodoma kad tai yra, pavadinimas referuoja į vulgarumą, į dekadansą, į beskonybę, tokį provincialumą ir kaimietiškumą blogąja prasme. Jeigu, pagal sąskambį, vėlgi mes galime pamatyti, kad šitas pavadinimas skamba šiek tiek panašiai, ganėtinai panašiai į lytinį aktą, reiškiančius kiniškus žodžius, galime užtikti šitame skambesyje. O žiūrint, taip simboliškai, tai vėlgi šitie 3 pavadinimo hieroglifai savyje tartum užkoduoja 3 tokias didžiasias ydas, kurios yra vaizduojamos romane. Tai auksas, godumą, vaza arba, galima ir traktuoti ir kaip butelis, ir kaip alkoholio
gėrimo butelis arba vaza, na, tai yra paleistuvystė, girtuokliavimas ir slyva ištvirkavimas. Taigi toks labai jau vien pavadinimas yra labai daugiareikšmiškas. Tai yra, na, kinų naratyvinės literatūros meistriškumo paminklas, kūrinys ypatingas ne tik Kinijos, bet ir pasaulio literatūros kontekste. Ir vienas tokių pačių vertišingiausių ir kompleksiškiausių kinų kultūros kūrinių. Pirmasis jo kritikas, jau cituotas Zhang Zhupo, kuris išpopuliarino šį romaną, pradėjo jį tyrinėti, parašo autoritetingiausią jo komentarą. Tai negaili šiam kūriniui ypatingai gerų žodžių ir netgi teigia, kad tai yra iš tų 4 didžiųjų kiniškų romanų, parašytų Ming dinastijos laikotarpiu, kuriuos dabar jau 4, kurį ir mes aptarėme, tai šis romanas yra pats geriausias, iš šitų geriausių kūrinių yra pats geriausias. Deja, su Zhang Zhupo vertinimu sutiko ne visi ir didžioji dauguma to laikmečio žmonių, intelektualų šį romaną pasmerkė. Visų pirma, labiausiai kritikuodama jame pasitaikančias itin gausias ir itin atviras pornografinės scenas, taip pat, itin moraliai abejotinos veikėjus, personažus ir siužetinės linijas, kuriuose vaizduojamas, moralus elgesys. Dėl to romanas dažnai laikytas ir po šiai dienai kai kurie dar laiko šį romaną pornografiniu. Jisai taip pat laikytas kaip antivalstybiniu, kurio vertybės tartum prieštarauja bendrai visuomenės tvarkai ir moraliai. Laikytas antibudistiniu, tai yra labai tokia griežta budizmo, religijos ir filosofijos kritika. Kita vertus, kiti įžvelgia šitame romane kaip tik atvirkščiai budistinę didaktiką, kad tai galbūt yra užslėpta budizmo religijos propaganda. Tai dvi visiškai priešingos nuomonės, priešingi vertinimai. Lygiai taip pat romanas laikytas ir pažeidžiančių konfucianistinės filosofijos dorovės ir moralės principus. Kita vertus, jis taip pat ir dar kiti laikė šį romaną kaip tik konfucianistinę tokia budizmo kritika iš konfucianistinės moralės perspektyvos. Ir taip pat ne ką mažiau neretas yra ir šio romano kaip tokios politinės satyros aspektas, kuris irgi neabejotinai jo bruožų galima atrasti kūrinyje. Kaip ten bebūtų, nepaisant visos kritikos ir skandalingumo, tai yra nepaprastai vertingas ir labai gilus ir daugiaprasmis kūrinys, kurį šiuolaikiniai mokslininkai priskiria prie papročių romanų žanro. Papročių romanai tai toksai žanras suklestėjęs Europoje XIX amžiuje ir tai yra iš esmės realizmo ir naturalizmo literatūros srovių, literatūros tokia kaip žanras flagmanas, vienas tokių kertinių
romanų žanrų šioje srovėje. Ir papročių romaną, na, angliškai tai vadinasi Novel of Manners, na, apibrėžia tai, kad tai yra kūrinys vaizduojantis tam tikro laikmečio epochos visuomenės, na, paveikslą, panoramą, socialinius sluoksnius ir tarpusavio dinamiką tarp tų sluoksnių, elgesio manieras ir taip toliau. Tai, na, yra tokie kūriniai, iš kurių galima atskleidžiantis detalų to laikotarpio, kuris aprašomas paveikslą. Tai žymiausi papročių romano, na, žanro tokie korifėjai buvo, na, Jane Austen, Honoré de Balzacas, Henris Jamesas, galima ir Čarlzą Dickensą, ir Viktorą Hugo, na, priskirti. Ir vakaruose, Europoje šitas žanras formuojasi XIX amžiuje, bet Kinijoje analogišką kūrybos užuomazgų mes randame dar XVII amžiaus pradžioje, na, taip 2 dešimtmečiais anksčiau. Ir romanas Slyvos šakelė auksinėje vazoje laikomas, na, pirmuoju tokiu kinišku papročių romano ekvivalentu, o tuo tarpu, na, yra visa eilė kitų kūrinių, kurie vėliau parašyti perima kai kurias su šiuo kūriniu atsiradusias literatūrinės tendencijas. Tuo tarpu romanas Raudonojo kambario sapnas Hung Lau Mang, apie kurį kalbėsime jau paskutinėje, 5. šio ciklo paskaitoje, laikomas kiniškojo papročių romano, na, visiška žanro meninė viršūnė. Taip pat Slyvos šakelė auksinėje vazoje galėtų būti laikomas pirmu kinišku moderniu arba bent jau modernaus romano bruožų turinčių kūrinių. Tai ką galima būtų apibrėžti kaip modernų romaną, tai lyginant su, na, tais daugiau tradiciniais, klasikiniais romanais, visų pirma, Europos literatūroje tai būtų riterių romanai, kurie buvo, na, pasižymėjo gerokai, na, tokio statiškesniu pasakojimo būdu, galėtume sakyti plokščiais, na, neįtin stipriai išplėtotais personažais, linijiškumu. Tuo tarpu moderniam romanui būdinga kur kas didesnė pasakojimo technikų įvairovė, gali būti pasakojama pirmu asmeniu, gali būti, kad pasakojama ne visi įvykiai iš eilės, na, kažkoks tai subjektyvumas, įžvelgiamas pozicionalumas, pasakotojas pats iš savęs nėra, na, neutralus ir toks visiškai nepastebimas dalyvis, o tai, ką jis sako, na, tai irgi yra jo tam tikra pozicija, kuri nebūtinai yra visiškai objektyvi ir tas, na, subjektyvumas atsispindi pačiame pasakojimo pobūdyje. Taip pat vienas svarbiausių dalykų yra psichologizmas, tai yra tai, kad gerokai geriau išplėtoti ir, na, psichologizuoti herojų portretai mums iš, na, tokio modernaus romano, modernesnio romano mes matome, galime atsekti veikėjų motivacijas, jų vidinį pasaulį, kažkokias savybės, tuo tarpu, na, tokiuose tradiciniuose, tokiuose senesniuose romanuose dažniausiai personažai buvo kaip funkcijos. Tai yra, turim kažkokį tai narsusis riteris ir tai yra personažas turintis vieną funkciją, tai yra narsusis riteris. Paskui turime ten kažkokią ten princesę, kurią reikia išgelbėti, na, tai būtų tas, kaip angliškai vadinasi, damsel in distress, princesė, ją reikia išgelbėti, na, ir tuo daugiau ta princesės personažas be savęs nieko, be šito
damsel in distress motyvo daugiau nieko neturi. Tai na, tokiam modernesniam romane mes turime veikėjus, kurie kur kas geriau išplėtoti, kurie turi na, kažkokį tai psichologinį portretą, kuris atsiskleidžia kūrinio eigoje. Taip pat žymiai didesnis dėmesys moteriškiams personažams, kurių na, tiek ir anksčiau šiame cikle aptartose romanuose mes matėme, kad tų moterų personažų beveik nebuvo, arba jie buvo labai epizodiški, tai šitame kūrinyje mes turime itin daug moterų personažų ir nemažai moterų, kurios yra kaip pagrindinės veikėjos. Ir taip pat atsiskleidžia autoriaus asmeninės pažiūros ir asmeninis stilius, ką irgi kur kas sunkiau būtų išvelgti, na, tokiuose kūriniuose kaip Užutėkio istorijos ar romanuose apie Tris karalystės. Ir čia išskiriami, na, yra laikoma, kad trys pirmieji tokie modernūs ar modernumo arba psichologiniai modernumo bruožų arba psichologizmo bruožų turintys romanai pasaulyje yra, na, štai tokie trys. Ir kas įdomu, kad seniausių apskritai kada nors esančių romanų laikomas būtent Japonijos kūrinys Sakmė apie princą Genji Monogatari, išleistas 1021 metais. Ir tai yra ne tik apskritai pirmas seniausias žinomas romanas pasaulyje, bet tai yra taip pat seniausias žinomas modernus romanas, tai yra pirmiau buvo arba psichologinis romanas, tai ir taip pat šito autorė yra moteris, Murasaki Shikibu, kuri buvo, na, dvaro, Japonijos imperatoriškojo dvaro, na, narė, aukšto rango, na, ten dvaro tarnautoja, ir ji parašo kūrinį, kuriame daug aptariamos, na, iš esmės Japonijos aukštuomenės ir dvariškių gyvenimas. Vakarų kultūros jie pirmas, na, toks psichologinis romanas buvo, na, Don Kichotas, pasirodęs 1605-15 metais. Tai visiškai tuo pat metu pasirodo ir Slyvo šakelė auksinėje vazoje. Iš esmės tai yra lygiai to paties laikmečio kūrinys kaip ir Don Kichotas. Bet žinoma, abu šie kūriniai net 600 metų vėliau nei Sakmė apie princą Genji. Na, čia šiek tiek apie Sakmę apie princą Genji, tai vėlgi parašyta senai japonų dvaro kalba, aprašo daugybės imperatoriaus rūmų dvariškių gyvenimą, daug ir moterų personažių, labai daug veikėjų, virš 400, gerai išplėtoti jų psichologiniai portretai. Ir, na, tai pakankamai sunkiai suprantamas kūrinys šiais laikais, kadangi į veikėjus kreipiamasi ne vardais, o statuso žymenimis, na, ten dėdė, ar ten koks nors kapitonas, ar ten panašiai, o ne vardais. Na, Don Kichotas, vėlgi, koks jo yra genialumas, tai visų pirma, jame labai daug yra parodijuojama, na, ironijos, labai daug šaipomasi iš ankstesnių literatūros konvencijų, na, ir pasakojimas yra toks, kad ne visada aišku, kiek to pasakojimo yra realybė, kiek yra išgalvota, na, tai vat yra irgi toks vat, todėl laikoma, kad yra moderniosios literatūros Europoje pradžia. Na, o Slyvo šakelė auksinėje vazoje irgi turi daug tų bruožų, kurie buvo aptarti, ir kalbant apie tuos kitus du kūrinius. Visų pirma, tai yra pirmas originalus autorinis kiniškas romanas su originaliu siužetu. Na, beveik originaliu siužetu.
Kitaip tariant, romanas pasakoja istoriją, kuri yra beveik visiškai paties autoriaus sugalvota, o ne perpasakojo kažkokius tai jau iki tol liaudyje tautosakoje gyvavusius siužetus, kaip kad yra su trim prieš tai minėtais romanais. Na, taip pat jis pasižymi tokia labai kompleksiška pasakojimo struktūra, pasakojama ne linijiniu būdu, o truputėlį yra įvairios įvairovės, gerai išplėtoti pagrindiniai veikėjai, ir itin detaliai pristatomas, itin detalus socialinis paveikslas. Romanas dabar datuojamas, yra kelios čia datos, kurias nurodžiau, tai prieš pasirodant pačiam romanui jau intelektualų laiškuose galime rasti paminėjimų šį kūrinį, kas leidžia manyti, kad kol pats romanas buvo rašomas, jo autorius ko gero dalinosi romano rankraščiais su savo kažkokiais draugais, kolegomis, klausdamasis jų nuomonės, patarimo, kad pakomentuotų, kažkokias pastabas duotų ir laiškuose rašoma, kaip tie kažkokie kolegos dalinasi įspūdžiais apie perskaitytas šito dar neparašyto kūrinio ištraukas. Ir manoma, kad pats romano rankraštis galutinai turėjo būti užbaigtas apie 1606 metus, o ankstyviausia žinoma spausdinta romano versija yra 1618 metų ir gali būti, kad tai yra ta data, kada buvo pasirodė pirmas šio romano leidimas. Tekstas, egzistuoja 3 šio teksto redakcijos, kurios dalinamos, įvardyjamos raidėmis A, B ir C. A redakcija yra ta pati seniausia, ta minėtoji 1618 metų versija, bet ji ilgą laiką buvo nežinoma, dingusi ir didžiąją Kinijos istorijos dalį apie šią versiją, ši versija buvo neprieinama ir ji atrasta tik tai 1932 metais. Tuo tarpu iki tol pati populiariausia, 2 populiariausios buvo B ir C versijos, tai B versija yra Ming dinastijos paskutiniojo imperatoriaus Chongzhen eros laikotarpio redakcija ir dėl to ir yra vadinama Chongzhen redakcija. Ir šita redakcija buvo ten stipriai apkarpyta ir cenzuruota, o C redakcija yra ta pati B redakcija, bet su Zhang Zhupo komentarais, jau minėtojo to kritiko Zhang Zhupo komentarais ir 17 amžiaus pabaigoje ši redakcija pasirodo, ir jau paskutiniosios Kinijos dinastijos, Qing dinastijos metu, būtent C redakcija buvo ta, kuri buvo pati populiariausia, tai mėgdavo skaityti šitą romaną su tais komentarais. Dabar kokių problemų randame B redakcijoje ir kuom ji nusileidžia tai, kaip kad manoma, originaliai A redakcijai. Joje yra nemažų skirtumų. Visų pirma, visiškai perrašytas ir pakeistas pirmas skyrius. Yra daug apkarpimų, tekstas gerokai patrumpintas. Aišku, išimtos pačios tokios labiau kontroversiškiausios, nepadoriausios vietos. Taip pat pakeisti kai kurie romane pasitaikantis eilėraščiai ir tie eilėraščiai
Tie pakeitimai labai dažnai yra kažkokie labai nemotyvuoti, neaišku, kodėl išėmė eilėraštį, kuris puikiai tiko toje vietoje ir vietoj jo įdėjo kažkokį, kuris visiškai netinka. Tai vėlgi manoma, kad ko gero galėjo būti net ir taip, kad B redakcijos autorius nesuprato šito romano esmės ir labai daug kur padarė tokių pakeitimų, kurie galimai originaliąją autoriaus intenciją. Dabar štai turime nemažai vertimų, šio kūrinio vertimų į įvairias, čia aš paminėjau tik į Europos kalbas, nepaminėjau vertimų į Azijos kalbas, bet be jokios abejonės yra daugiausiai vertimų yra ir į japonų, korėjiečių kalbas. Buvo netgi jau 17-18 amžiuje pasirodo šio romano vertimas į mandžūrų kalbą, kadangi Kiniją valdo mandžūrų dinastija, paskutinioji mandžūrų dinastija, Nacing dinastija. O pirmas vertimas į anglų kalbą pasirodo 1939 metais, jį atlieka Clementas Egertonas ir jis šitą vertimą pavadina kaip The Golden Lotus. Tai kitaip tariant, paima iš šitų trijų moterų veikėjų, paima tą pačią vieną iš jų, tai yra Pan Zin Lien, tą auksą, auksinis, kadangi veikėjos Pan Zin Lien vardas išvertus reiškia auksinis lotosas, tai pavadina tiesiog jos vardu tą vertimą. Šis vertimas buvo atliktas pagal jau tą B redakciją, kuri jau ir tai buvo apkarpyta, ir kartu su didžiojo kinų 20-ojo amžiaus pirmos pusės vienų didžiausių tokių rašytojų Lao She konsultavimu. Bet Lao She iš pradžių kategoriškai nenorėjo prisidėti prie romano vertimo ir galiausiai sutiko tik su viena sąlyga, kad niekur ant leidimo viršelio niekur nebus jo pavardės. Kitaip tariant, jis sutiko konsultuoti tik anonimiškai, nes laikė, kad tai yra dalyvauti šitokio, būti prisidėjus prie šito kūrinio, tai yra didžiulė gėda ir čia tiesiog labai amoralus dalykas. Nepaisant to, kad jau, kaip minėjau, ta B redakcija ir tai buvo apkarpyta, iš jos išimtos jau pačios labiausiai tokios pikantiškiausios vietos. Taip pat svarbi buvo vokiečių Oto ir Arturo Kibato redakcija, vertimas, irgi pagal tą pačią B redakciją, tą apkarpytą, bet ir šita Kibatų versija vis dėlto irgi pakankamai populiari ir iš jos dar kaip į antrinės, į dar kitas Europos kalbas yra padaryti keli vertimai per vokiečių kalbą. Į prancūzų kalbą išversta yra keli vertimai, iš kurių pats paskutinis ir geriausias, tai yra André Lévy. André Lévy vėlgi buvo vienas iš tokių didžiųjų prancūzų sinologų ir kinų literatūros tyrinėjimų grandų ir jis, kas įdomu, atlieka vertimą pagal A redakciją, bet neišverčia tų vietų, kurių B redakcijoje nėra. Tai vėlgi pagal A redakciją, bet tų visų labiau pornografinių vietų neišverčia. Turime tokį ganėtinai liūdną vertimą į rusų kalbą, nes vertė net keli vertėjai, bet ir visi jie mirė nespėję pabaigti.
ten net, man atrodo, ar 4 ar 5 vertėjai ir kiekvienas mirė, na, nepabaigęs versti. Na, bet, kaip sakant, na, toks dalykas. Aišku, Rusija irgi tokia šalis, kur labai mėgstama kažkaip netikėtai iškristi per langą. Tai ką jau padarysi. Na, yra taip pat reiktų pasakyti, kad japonų kalba pasirodo pirmą kartą išverčiamas, na, pilnas romano vertimas be jokių apkarpimų yra 1962 metais į japonų kalbą, o 93-2013 pasirodo pirmas pilnas vertimas į anglų kalbą, kurį atlieka Davidas Todas Rojus, kaip The Plum in the Golden Ways. Ir tai yra labai spūdingas vertimas, kuriame paaiškinama iki menkiausios smulkmenos. Tai yra paaiškinamos visos pačios didžiausios smulkmenos ir dėl to šitas romanas, šita versija yra be galo ilga. Tai yra 3493 puslapiai apimtis, 5 tomai, svoris 6 kilogramai ir iš jų net 1000, apie 1500 puslapių yra išnašos. Tai labai detalus vertimas. Na ir vienas paskutinių būtent yra vertimas į ispanų kalbą, kuris irgi yra jau pilnas tos neapkarpytos versijos. Na, taip atrodė Davidas Todas Rojus su jo, na, tuo vertimu. Na, galima pasidžiaugti, kad Vilniaus universiteto bibliotekoje yra šio kūrinio tomai. Galima užsisakyti ir perskaityti. Kas dabar šio romano autorius? Autoriumi, na, nurodomas Lanling Xiaoxiaosheng, kas, jeigu bent kažkas, na, bent kažkiek žinantis, nusimainantis, mokantis kinų kalbą žmogus iš karto pasakytų, kad tai nėra normalus kiniškas vardas, o pažodžiui reiškia, na, besijuokiantis mokslinčius iš Lanlingo arba Lanlingo, na, o Lanlingas yra vietovė Kinijos Šandungo provincijos pačiose pietuose, va čia nurodyta, Linyi miesto apylinkėse. Ir buvo įvairių versijų. Viena iš versijų, kad galbūt, na, romano autorius yra iš Lanlingo vietovės ir todėl, na, taip pasivadino. Bet nėra jokių to įrodymų. Paties romano kalboje nerandame jokių, tarkim, Šandungo dialekto kažkokių užuominų ar šiaip kažkokių užuominų, kad romaną jau būtinai turėjo būti parašęs žmogus iš Šandungo provincijos. Gali būti, kad taip, kad autorius su Šandungo provincija neturėjo nieko bendro, o šituo slapyvardžiu jisai invokuoja, na, ne ką kitą, o vieną iš didžiųjų ankstyvojo konfucianizmo filosofų Xunzi. Xunzi, na, arba Xunkuang, vienas tokių pagrindinių kinų filosofų, kuris ilgainiui praranda populiarumą dėl to, kad, na, jo idėjos daugeliu atžvilgių prieštaravo kur kas populiaresniam filosofui Mengzi, kuris kalba apie žmogaus prigimties gerumą, o Xunzi jis kritikuoja ir sako, ne, žmogaus prigimtis yra bloga. Xunzi iš esmės požiūris yra toks ganėtinai racionalistinis, jis atmeta dangų kaip, na, kažkokią tai moralinę viršgamtinį agentą.
Šunzi požiūris toks yra ganėtinai ateistinis, netgi galima sakyti, labai skeptiškas, racionalistinis, bet taip pat, na, Šunzi gyvenimo pabaigoje gauna postą būtent šitos Lanlingo apskrities administratoriaus postą. Jisai tenai ir toje Lanlingo apskrityje Šunzi būtent praleidžia likusį savo gyvenimą. Ten jis yra ir palaidotas. Ir yra įvairios istorijos apie tai, kad Šunzi mėgdavo labai aštriai kritikuoti politinės problemas, na ir tartum iš jų juoktis iš nekompetitingų ar korumpuotų politikų, ir šitas Lanlingo besijuokiantis mokslinčius tartum lyg ir referuoja į Šunzį, kritikuojantį ir pašiepiantį, na, politinę korupciją ir visą kitą, visus kitus dalykus. Tai Dzinpingmei romaną mes iš tiesų galima suvokti kaip socialinės kritikos alegoriją, kaip politinę satyrą, kurioje, na, labai aiškiai, labai net ir yra akivaizdu, kad jame užkoduotos, na, alegorijos įvairios, metaforos, ir romano pagrindinio herojaus Simensing dvaras yra kaip, na, aliuzija į visą Kinijos valstybę, kaip Kinijos valstybės, na, sumažintas modelis, o santykiai tarp romano veikėjų yra santykių tarp to meto Kinijos socialinių grupių alegorija. Romane itin gausu metaforų ir metonimijų. Dabar romano veiksmas vyksta Šiaurės Sung dinastijos pabaigoje, na, iš esmės paskutinio jos imperatoriaus Huizungo valdymo laikais. Tai yra lygiai tas pats laikotarpis, kada vyksta ir jau prieš tai minėto romano Užutėkio istorijos veiksmas, na, ir šito romano siužetas atsispiria nuo vienos iš siužetinių linijų Užutėkio istorijose, bet galima pamatyti, kad po to neva tai Šiaurės Sung laikotarpio fasadų realiai slepiasi to meto Kinijos, tai yra Ming dinastijos pabaigos, Dziadzing ir Vanli imperatorių valdymo laikotarpiu visuomenė. Tai yra, kad iš esmės romano autorius rašė apie tuos laikus, kuriais gyveno, kritikavo tuometinę situaciją, bet, na, norėdamas galbūt išvengti nemalonumų, teigia, kad neva čia tai yra kūrinys apie Sung dinastiją. Ir taip pat yra, na, toks matomas sugretinimas, tai Šiaurės Sung dinastijos žlugimo kaltininkais dažnai laikomi 6 nedorieji ministrai, kurie dėl savo korupcijos ir aplaidumo, na, priveda prie to, kad Kinija nesugeba atsilaikyti žiurčenų, barbarų žiurčenių invazijai. Ir panašu, kad romane vaizduojamo, na, pagrindinio to herojaus, antiherojaus, tiksliau, pirklio Simensingo 6 žmonos, na, yra gretinamos su tais 6 nedoraisiais ministrais, taip pat gretinamos su 6 ajatanomis, tai yra budizme 6, na, juslėmis, kurios trukdo suvokti realųjį, na, tą pasaulio suvokimą, pajusti, na, tą visą ir pasiekti, na, nirvaną, kitaip tariant. Romanas yra labai gerai struktūruotas ir labai, na, nuosekliai parašytas, dėl ko kaip ir neabejojama, kad tai yra vieno autoriaus darbas. Jį sudaro 100 skyrių, na, kuriuos galima suskirstyti į 3 stambes dalis. Tai pirmas 20 skyrius yra, na,
tokie kaip išplėtojami ir pristatomi pagrindiniai romano veikėjai per šitos 20 skyrių. 20-80 skyrius yra pagrindinis romano siužetas ir paskutiniai 20 skyrių yra tokia lėta atomazga, kaip galutinai viskas žlunga. Dabar tą pagrindinį siužetą galima irgi dalinti dvi dalis. Tai yra nuo 20 iki 50 skyriaus turime romano to pagrindinio antiherojaus Simensingo kilimą, kuomet jis darosi vis galingesnis ir labiau ir labiau sekasi, viskas einasi tik geruoju. 50 skyrius yra toks kaip ašinis, po kurio prasideda Simensingo jau visiškas nuosmukis, palaipsninis ir galiausiai mirtis 79 ar tai 80 skyriuje. Na ir tada paskutiniai 20 skyrių yra, žodžiu, visas galų atmezgimas ir, žodžiu, kol visi pagrindiniai herojai išmiršta. Apie romano herojus. Jų labai daug, tai žinoma irgi čia tik vos vieną kitą paminėsiu. Tai svarbiausias centrinė figūra yra Simensingas, tai yra medvilnės tekstilės pirklys, kuris visokiais neteisėtais būdais dar gauna postą valdžioje, vietos teismo rūmose. Gavęs tą postą, jisai ten ima kyšius, žodžiu, daro karjerą, yra toks visiškas socialinis parazitas, manipuliatorius, niekšas, kuris bando, žodžiu, prisigrobti kuo daugiau turtų, ir taip pat yra seksualinis maniakas, kuris turi romano eigoje turi lytinius santykius su daugiau kaip 19 seksualinių partnerių, turi 6 žmonas, ir įvairių nesantokinių partnerių, ir vienas iš jų tarp tų 19 partnerių tame tarpe yra ir budistų vienuolė, ir netgi vienas vyras. Taip vaizduojamas dažnai įvairiose ekranizacijose, kaip toks labai išvaizdus, bet tuo pačiu ir toks niekšiškas vyras. Čia yra ir modernaus šokio spektaklis. Ir Simensingas turi 6 žmonas. Aš čia surašiau ir dar parašiau, ką reiškia jų vardai. Tai pirmoji žmona būtų Uyueniang, Mėnulio nuotaka, antroji žmona Li Jiao-ar, subtilus vaikas, trečioji žmona Mang Yulou, Nefrito paviljonas, Mang Nefrito paviljonas, ketvirtoji Sun Shio, sniego grožis, penktoji žmona Panzin Lien, ir tokia kaip ir viena iš pagrindinių svarbiausių veikėjų, ir šeštoji žmona Li Ping-ar, vaza vaikas. Tai vėlgi vardai labai akivaizdžiai turi kažkokias užslėptas prasmes. Ir taip pat turi dar įvairių ten meilužių, iš kurių 3 svarbiausias yra Pang Chunmei, vėlgi ta pavasario slyva, Wang Liu-er, Wang šeštasis vaikas, toks gal neįtin originalus vardas, ir Sung Huilien, Sung paklusnusis lotosas. Ir dar daug kitų ten yra. Panzin Lien, kaip tokia vyriškiausia moteris veikėja šiame romane, jos vardas iš pažodžių reiškia auksinis lotosas, Pan pavardė vardas auksinis lotosas. Ir Panzin Lien kinų kultūroje yra kaip toks jau yra tapęs sinonimu tokiai itin blogai, nedorai moteriai, kuri siekia tam tikrų savo asmeninių tikslų visokiais nesąžiningais būdais, bet visų pirma pasitelkdama savo išvaizdą.
Na ir Panzilė yra tokia kaip ir pati ryškiausia turbūt blogietė moteris kinų literatūroje. Vaizduojama, na, į tokia kaip be galo graži, bet tuo pačiu ir atstumianti dėl savo amoralaus būdo, labai klastinga, žiauri, ištroškusi turtų valdžios manipuliatorė, taip pat ir seksualiai nepasotinama. Panzin na, vėlgi vardas, jos vardas auksinis lotosas referuoja į tai, kad ji turi itin mažas, na, bintuotas pėdas, kurios, na, tokios gražios ir kaip auksinis lotosas. Aišku, bintuotos pėdos, na, buvo to meto Kinijoje labai paplitusios, na, ir kaip seksualinis fetišas buvo. Na, vaizduojama įvairiai. Iš tiesų nėra nusistovėjusių kažkokių tai tokių konvencijų, kaip reikia vaizduoti na, šio romano herojus, tai skirtingose interpretacijos skirtingus galima rasti. Lipin R, na, ta vaza, šeštoji Simensingo žmona, kuri buvo Simensingo, na, netikro brolio našlė, jos buvęs vyras buvo vardu Hua Zisiu, na, Zisiu kaip ir gėlės kotas, na ir čia irgi tokia aliuzija, kad Lipin R yra vaza, o vaza, į kurią pamerkiama gėlė, na ir jos vyras buvo gėlė įmerkta į vazą, na, tokios visokios konotacijos galimos. Na ir Lipin R iš esmės yra tokia kaip ir labai bendrai paėmus gero būdo, bet labai silpna, labai gležna, tokia emociškai silpna, na, galima sakyti, kaip vaza, na ir vaza referuojanti į trapumą, na, vaza lengvai dūžta, na, arba butelis, gali būti ir alkoholio butelis, ir vaza gėlėms, na, tas yra įvairiapusiškumas, na, tai tokia labai trapi, labai gležna, fiziškai ir emociškai silpna, bet gero būdo. Na, keletas vaizdavimų. Pančų Meina tokia kaip ir pagrindinė jau ne žmona, bet meilužė, pavasario slyva, yra, na, tokia labai kuklios kilmės mergina, kuri pradeda karjerą Simensing dvare kaip pirmosios žmonos Ujoniang tarnaitė, bet tada Simensingas ją pamato, kokia graži, na ir ją tada pasiema iš žmonos kambarinės, padaro ją, na, pakelia pareigose ir galiausiai kyla karjeros laiptais, vėlgi galima sakyti per lovą, tiesioginę to žodžio prasme, ir siekia prisigerinti prie Simensingo ir tuo būdu jai ten dovanoja visokius ir prabangius rūbus, ir papuošalus, ir kosmetiką, ir ji, na, kuo daugiau, kuo toliau, tuo, na, taip keičiasi, tartum iš pradžių labai kukliai atrodanti, vėliau kuo toliau, tuo puošniau rengiasi, kuo daugiau vis naudoja kosmetikos ir vat, parodomas toksai kilimas, lipimas karjeros laiptais. Nuo žemiausio rango tarnaitės ilgainiui tampa vyriausiaja Simensing dvaro administratorė, na, tokia vyriausiaja iš visų tarnų. Na, vėlgi, įvairiai čia vaizduojama, lyg tai raudona spalva dominuoja jos tam garderobe, bet, na, irgi pasakyti. Ir, na, daugiau tų veikėjų nepristatysiu, nes, nu, tiesiog laiko nelabai yra, bet negalima nepristatyti pirmosios Simensingo žmonos Ujoniang, Mėnulio nuotakos,
kuri vėlgi vaizduojama, aišku, irgi labai graži moteris, sako, veidas kaip sidabro lėkštė, migdolinės akis, tokia labai ramaus būdo, valdanti emocijas. Ir ji yra, na, tokia kaip sveiko proto balsas Simensingo dvare, na, valdinga tokia moteris, kuri atitinka daugiau mažiau pavyzdingos moters pagal konfucianistinės moralės normas apibrėžimą. Na, tokia susivaldanti, kukli susivaldanti ir sprendžianti, na, visus tuos svarbiausius su dvaru susijusius reikalus ir neleidžianti tam visam dvarui sugriūti. Bet, na, Simensingas, na, net atvirai rodo jai neištikimybę. Na, vaizduojama visaip taip. Ir Simensingas romano eigoje peržengia vis daugiau ir daugiau įvairiausių moralinių tabų. Ji gauna aukštą postą teisme, būdamas teisme, na, ima kyšius ir tas bylas sprendžia taip, kaip ten jam patogu ir žodžiu, naudojasi šitą savo padėtimi, daugybę įvairiausių, na, nusikaltimų daro, bet taip pat ir peržengia įvairiausius seksualinius tabų, tarkim, na, ypatingai visas jo ankstesnės žmonas supykdo, na, tai, kad jis tiesiog santykiauja su pasigrobė, na, kaip pasigrobė, mirus vyrui, pasiima, na, našlę Li Ping-er ir padaro savo šeštąją žmoną, kas irgi yra labai didelis, na, toks tabų. Ir visaip santykiauja visokiausius seksualinius fetišus, naudoja, taip pat svetimatariauja, na, su Pan Zinlien, kuri yra užutekio istorijų. Na, ir čia yra ta siužetinė jungtis su užutekio istorijomis, kad turime Usungą, užutekio istorijų, na, vieną iš pagrindinių tokių tų herojų, o jo brolis Utalan, kuris yra, na, toks kuprius, neužauga, be galo, na, negražus ir toks ir nelabai protingas. Taip atsitinka, kad jis gauna Pan Zinlien kaip žmoną, kuri ten labai yra graži, bet Pan Zinlien jo šiaip, na, nemyli. Ir tada susimeta su Simensing ir Simensing nuvilioja tą Pan Zinlien nuo Utalan ir galiausiai jį nužudo. Tai susimoko kartu ir jį nužudo. Tai va, toks labai yra nedoras antiherojus. Galima sakyti, šitame romane nėra herojų, visi yra tik antiherojai, visi yra neigiami, na, išskyrus galbūt ten Li Ping-er ir keletą kitų. 50 romano skyrius yra toksai labai svarbus visam siužetui, pats romano vidurys ir turbūt tyčia taip vat ir yra padaryta, kad per pačiame viduryje įvyksta šita istorija, kad Simensingas sutinka kažkokį tai barbarą budistų vienuolį, na, kitaip tariant, greičiausiai indą, na, akivaizdžiai kitos rasės budistų vienuolį, gali būti, kad indas, gali būti, kad jis kažkaip tai maždaug atrodė. Ir tas vienuolis Simensingui duoda 100 afrodizijako piliulių, na, kažkas panašaus į Viagrą. Ir tada Simensingas pradeda, na, gertas piliulės ir žodžiu, patiria, na, tokią didžiulę seksualinę potencijos, na, pagerėjimą ir išbando jis tas piliulės visų pirma ant žmonos, kuriai tuo metu yra menstruacijos, kas irgi yra didžiulis toks tabų
kinų kultūroje, na ir ne tik kinų. Galiausiai Simensing giminė palaipsniui žlunga. Po 50 skyriaus pastebima palaipsnė degradacija, viskas eina vis blogyn ir blogyn. Visų pirma, miršta, mylimiausia žmona, 6. žmona Liping Ar, su kuria Simensingas susilaukė, pirmojo sūnaus Guangge. Dabar sūnaus vardas Guangge irgi yra toks labai paradoksalus. Guangge reiškia valdininkas brolis, kitaip tariant, gal kad toks, kad kaip ir užaugęs bus valdininku, bet neužauga, nes jį nužudo Pan Zinlien. Dar kūdikėlį, ir čia tokia pikantiška scena, kur Pan Zinlien, kaip sakant, multitaskina, vienu metu užsiiminėja su Simensing ir tuo pačiu dar ir dresuoja katiną, kad jis ateitų prie to jo sūnaus kūdikio ir jį ten išerzintų, ir jis tada išerzina tą sūnų ir jis ten tada kažkokį ten priepolį gauna ir miršta. Vėliau, ir taip pat tą pačią Liping Ar Pan Zinlien nužudo, nuodė ten kažkaip. Galiausiai pats Simensingas 79 skyriuje išgeria netyčia per daug tų piliulių, ir širdies smūgis, ir miršta. Ta pačią dieną, kai Simensingas miršta, gimsta jo antrasis sūnus Xiaoge. Xiaoge reiškia, toks sūniškas sūnus, kuris gerbia tėvus. Ir čia irgi yra, ironiškas vardas, nes Xiaoge užaugęs vėl sutinka tą patį budistų vienuolį Indą, kuris jį įkalba tapti vienuoliu, ir sūnus tampa budistų vienuoliu, tuo būdu Simen giminė nepratęsiama. Vėl reikia pabrėžti, Simen yra pavardė, o Tsing vardas, kas yra toks retas atvejis kinų kalboje, kad pavardę sudaro 2 skiemenys, o ne vienas, nes dažniausiai didžioji dalis visų pavardžių, pavyzdžiui, Ly, tai yra iš vieno skiemens, arba Pan irgi pavardė vienas skiemuo, o čia yra, kad 2 skiemenė pavardė Simen. Labai reta pavardė, aš net nežinau, ar būtų kažkokių žmonių šiandieninėje Kinijoje su tokia pavardė. Ir galima dabar įvairiai interpretuoti šitą vietą. Tai, kad sūnus tampa budistu ir nesusilaukia palikuonių, kaip ir yra labai akivaizdi aliuzija į dinastijos žlugimą. Tuo būdu parodant, kad tai yra romanas alegorija ir Simensingo dvaro šitas žlugimas yra aliuzija į Kinijos dinastijos žlugimą. Tuo būdu budizmas tartum reiškia, kad vaizduojamas kaip atsakingas, kaip suteršęs su konfucianizmą, iškreipęs konfucianizmo visą vertybinę hierarchiją ir dėl to, kad konfucianizmas persisėmęs budistinių, sakant, teršalų, kažkokių tokių idėjų neteisingų išsikraipo ir dėl tos priežasties visa Kinijos visuomenė, žodžiu, ištvirksta ir dėl tos priežasties ir žlunga. Ir žlunga Kinijos tuometinė dinastija. Ir čia vedama paralelė labai gali būti, kad romano tas autorius anonimas veda paralelę tarp 3 laikotarpių. Tai pasivadindama šito Lanling Xiao Xiao Sheng slapyvardžiu,
jis, referuoja greičiausiai į Šunzą, o Šunza kaip tik gyveno pačioje Zhou dinastijos pabaigoje. Ir Šunza irgi perspėjo, kad, korupcija ir moralinis pakrikimas prives, sakykime, prie žlugimo. Ir jis, aišku, buvo teisus, Zhou dinastija žlunga priklausomai, nes jo Šunza gyvenimas datuojamas yra 2 datavimai, tai pagal vieną iš versijų Šunza spėja pergyvena Zhou dinastijos pabaigą, spėjant porą metų pagyventi jau suvienytoje Kinijos imperijoje, toje Qin dinastijoje. Tada ir lygiai taip pat romano Jinping-mei veiksmas vyksta Šiaurės Sung dinastijos pabaigoje, kuomet irgi iki dinastijos žlugimo jau buvo visai nedaug ir jau labai aiškiai matėsi to būsimojo žlugimo ženklai. Kas, ko gero, irgi vedama paralelė su autoriaus gyventų laikotarpiu, tai yra pati Ming dinastijos pabaiga, paskutiniai 40-50, paskutiniai 50 Ming dinastijos laikotarpio metai, kurių metu irgi jau labai aiškiai buvo labai aiškus tokio nuosmukio ženklai, liudija, kad jeigu nebus imamasi kažkokių problemų, jeigu nebus tvarkomasi, dorojamasi su tomis rimtomis problemomis, Ming dinastija netrukus žlugs, lygiai taip pat kaip Šunza laikais žlugo Zhou dinastija, kaip Jinping-mei romano aprašomais laikais žlugo Šiaurės Sung dinastija, tai vat ir Ming dinastija yra lygiai tokioje pačioje padėtyje ir iki jo žlugimo liko labai nedaug. Tai žodžiu sako, atsibuskit žmonės, darom kažką, kitaip mūsų laukia likimas. To, kas buvo tais 2 prieš tai buvusiais laikotarpiais. Ir, aišku, sunku įrodyti, kad tikrai buvo tokia autoriaus intencija, bet jeigu tai tikrai buvo autoriaus intencija, tai autorius tikrai, buvo pranašingas, nes išties tuo laiku, kai parašytas buvo šitas romanas, iki Ming dinastijos žlugimo, kaip jau sakiau, buvo likę, kai jis išleistas buvo, ten buvo likę vos keliasdešimt metų ir realiai labai panaši situacija, kaip ir ta, kuri aprašyta šiame romane. Tai yra labai netrukus tos problemos, kurios iškeliamos ir kritikuojamos šiame romane, priveda prie Ming dinastijos žlugimo. Dabar, kaip sakiau, šis romanas turi siužeto sąsajų su Užutėkio istorijomis, jau aptartomis mūsų pirmojoje paskaitoje. Visų pirma, pats romanas prasideda nuo siužeto aprašyto jau ir Užutėkio istorijose, apie tai, kai vienas iš herojų, Usungas, ten nukauna tigrą, tampa labai dideliu herojumi, grįžta namo pas savo tą vyresnį brolį ir pamato, kad brolis vedė antrą kartą, ir vedė tą Pan Zinlian. Ir papasakojama ta pati istorija, ten Pan Zinlian yra neištikima, jie ten susitikinėja su Simen Sing, tada jie kartu susimoko, nužudo Usungo brolį, viskas kaip ir taip pat, bet paskui Usungas atkeršija ir nužudo Pan Zinlian su Simen Singu. Tai čia tik tai pakeičiama ta vieta, kad šitam romane, kad jis jų nenužudo, šiek tiek kitaip ten klostosi visas. Ir tada nuo šito siužeto atsispiriant, toliau vystomas visas slyvos šakelės auksinėje vazoje romano veiksmas. Bet tam tikrų sąsajų su Užutėkio istorijose jomis irgi yra nemažai, nes iš tiesų
nemažai yra vietų, kur referuojama į kažkokius įvykius, kurie vyksta užutėkio istorijose, kadangi kaip ir šitų abiejų romanų veiksmas vyksta tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu, tai toje pačioje, kaip ir kūrybinėje visatoje, tie patys plėšikai, ten jų nuotykiai įvairios kovos vyksta kažkur netoliese nuo to Siemensing dvaro ir vis karts nuo karto ateina kažkokių atgarsių apie tų plėšikų brolijos, ten kažkokius darbus. Bet kuo skiriasi, kad pakeičiami vietovardžiai. Tai vieta, kurioje gyvena tas Usungo brolis ir tuo pačiu, kurioje gyvena Siemensingas, yra šitame romane Slyvos šakelėje auksinėje vazoje vadinasi Tsinghhe prefektūra. Užutėkio istorijose ta prefektūra vadinama kažkaip kitaip. Ir čia vėlgi turime kažkokį tokį tartum tyčinį neatitikimą, nes Tsinghhe reiškia švarioji upė, tai reikštų, kad prefektūra, kurioje viskas švaru ir tyra, bet vyksta tokios ištvirkavimai ir bakhanalijos, kurios tartum yra visiška priešingybė tam šitos prefektūros pavadinimui. Taip pat panašu, kad autorius bandė, keisdamas vietovardžių pavadinimus, bandė pateikti aliuziją į tai, kad romano veiksmas, nors lyg ir turėtų vykti Sung dinastijos laikotarpio Šandungo provincijoje, bet iš tikrųjų vyksta Ming dinastijos pabaigos Pekino miesto apylinkėse, nes Pekinas buvo Ming dinastijos ypatingai vėlyvuoju laikotarpiu sostinė. Sung dinastijos laikotarpiu Pekino dar kaip miesto net nebuvo, bet čia su tais vietovardžiais lyg ir bandoma pritempti, parodant, kad čia iš tiesų tai veiksmas vyksta Pekine, arba bent jau netoli nuo jo. Ir apie erotikos elementus, tą tokią pačią ryškiausią šio romano dalį, tai vėlgi galima sakyti, kad erotikos tie visi elementai yra nebe reikalo ir jų yra tikslas, ne šiaip savo kažkoks tai pramoginis, bet socialinė, akivaizdina socialinė ir tokia ir politinė kritika. Tai yra bandymas parodyti, kad persisotinimas veda į pražūtį ir tuo pačiu sugretinant seksualinį ištvirkimą su politinė korupcija. Atsiprašau, čia kažkaip tai tą žodį užrašiau ne taip. Reiks pataisyti, bet tai seksualinis ištvirkimas ir politinė korupcija, labai aiškiai vedamos paralelės tarp dviejų šitų, ir pinigų perteklius, kaip ir sekso perteklius veda, yra perteklius. Ir po tomis pornografinėmis vietomis, kaip ir bandoma juose užkoduotai pavaizduoti politinę korupciją. Galima taip ir interpretuoti. Be to, be kita ko, šis romanas akivaizdžiai yra didaktinio pobūdžio. Tai yra, iš esmės, tai yra kaip ir parodoma, juo parodoma, kaip nereikia daryti. Kad tai ir už visus blogus darbus gresia atpildas. Tai yra akivaizdžiai didaktinis romanas, bet nepaisant tokių labai itin pikantiškų detalių. Bet taip pat labai svarbu, kad tai nėra vien tik tai erotinis romanas ar pornografinis, ir iš tiesų net šitas toks apibūdinimas šiam kūriniui yra netinkamas, nes pornografinių vietų šiame romane yra
yra nemažai, bet kadangi tai yra milžiniškos apimties veikalas, tai tos pornografinės vietos te sudaro mažiau nei 3 procentus viso romano turinio. Ir kaip sakiau, tai yra tas papročių romanas, tad jame labai itin detaliai vaizduojamas tas laikmetis. Ne tiek Sung dinastija, kiek Ming dinastijos pabaiga, kada romanas parašytas. Ir tai yra, galima šitą romaną net ir pavadinti tokia romanų enciklopedija, kuriame itin detaliai aprašomos visų visuomenės sluoksnių manieros, elgsenos, papročiai, pristatomas, detaliai aprašomas, materialiosios kultūros detalės, to laikmečio apranga, namų erdvė, baldų dekoras, baldai, dekoracijos, maistas ir gėrimai, aprašoma, to meto, medicinos samprata, kaip tenais gydymas vyksta ir taip toliau, ten iki pat menkiausių smulkmenų. Aprašomi to meto ekonominiai ir priekybiniai ryšiai, kaip vyko komercija šiuo laikotarpiu. Kadangi romano pagrindinis herojus yra tekstilės pirklys, tai vėlgi detaliai aprašoma visa to laikotarpio tekstilės pramonė, kaip ten viskas vyksta. Taip pat to laikotarpio politinė ir teisminė sistema, policijos veikla, nusikalstamumas, nusikaltimai, korupcijos praktikos ir kaip su jomis kovota. Bet taip pat ir religinės praktikos, ritualai, tradicinės šventės ir jų papročiai, ir be kita ko šio laikmečio mąstysena ir mentalitetas. Tad tikrai labai toks turtingas ir daugybė netgi ir antropologiškai tikslus to laikotarpio ir epochos vaizdas pateikiamas, leidžiantis suprasti ne tik šio laikotarpio Ming dinastijos Kinijos visuomenę, bet ir labai daug sužinoti ir apie pačią kinų kultūrą ir mąstymą, ir filosofiją ir taip toliau. Taip pat romanas labai yra ypatingas savo itin sofistikuotų intertekstualumu. Jame gausu nuorodų į kitus kūrinius, kurių tiek daug ir labai be galo įvairių, kad tikrai buvo didelis darbas vertėjui Todui Rojui visas tas nuorodas atsekti ir dokumentuoti. Gausios aliuzijos į kitus tekstus, meistriškai įkomponuoti eilėraščiai ir įvairios citatos iš įvairių kitų kūrinių, taip pat ironiškai, kažkaip komentuojama tie eilėraščiai visose jo iki tol aptartuose romanuose gausiai pateikiama įvairiausių eilėraščių, bet taip, kai šiame romane šie eilėraščiai naudojami, yra irgi unikalus dalykas, jie kartais pateikiami kažkokiu labai netradicinėje vietoje, kažkaip su humoru tam tikru. Žinoma, daug intertekstinių sąsajų su Užutekio istorijomis ir minimos įvairios istorinės asmenybės, viena vertus tiek iš Sung dinastijos, bet ir iš Ming dinastijos, dar kartą, taip parodant, kad iš tikrųjų tai čia yra romanas apie šiuos laikus, kad tai nėra, šiuos laikus tai yra Ming dinastijos pabaiga. Tuos laikus, kada jis buvo rašytas, kad tai romanas apie laikmečio aktualijas, o ne tiesiog kažkokia istorija apie praeitį.
Tai vat tuo aš ir norėčiau užbaigti. Ačiū klausantiems ir dabar, jeigu bus kažkokių klausimų, Tai galima labai būtų. dėkoju pranešėjui už labai tikrai įdomią paskaitą. Labai norėjau ir pasiteirauti, sakykit, 6 tomai, kad išversti, čia ko gero ne tai, kad jie numirė, nepabaigė, bet iš tikrųjų tai žvėriškas darbas būtų. Taip, tai pats ir vertėjas į anglų kalbą Todas Rojus, reikia pasakyti irgi, galima sakyti, Jis panašu labai jaunas pradėjo vertimą daryti ir nuotraukoje matėm, kai jis pabaigė. Taip, tai vat visą gyvenimą iš esmės vertė šitą romaną. Aišku, čia priklauso, kiek kas kokio laiko skiria, kiek to dėmesio galima įvairios vertimo ir strategijos ir taktikos, bet minėtasis vertimas į anglų kalbą, tai yra jau toks pats, ten detaliausias, kur ten iki menkiausios smulkmenos viskas sužiūrėta, tai tikrai tai va tokį vertimą atlikti jau čia yra užima tikrai daug darbo. Aišku, ir tiek pati apimtis tokia yra, kad neišversi per taip greitai, kaip kokius tai ten techninės, vartojimo instrukcijas, sakykim. Tai suprantu, mūsų universitetas studentai turi galimybę prisiliesti prie šito kūrinio ir tik aš norėjau pasiteirauti, kad visi tomai, ko gero, Lietuvoje būtų sunku gauti tą tokio originalo atitikmenį. Taip, tai jo, tai nėra labai daug. Institutai yra, bet jie yra šitie adaptuoti. Jeigu kažką sudomintų, mes visus kviečiam irgi galimybę pasinaudoti, norintiems paskaityti. Taip, tai labai daug yra irgi įvairiausių sutrumpintų versijų, įvairiausių versijų vaikams. Galima įsivaizduoti, kad vaikams tai jau tikrai neduos skaityti pilno viso to kūrinio. Tai yra, sakiau, adaptacijų. O sakykit dabar, pavyzdžiui, pačioj Kinijoje, jis vertinant tas aplinkybės, kad visuomenė tampa konservatyvesnė, ar tai ne tai, kad visuomenė, bet pats tas valdžios požiūris gal teko girdėti, koks dabar, pavyzdžiui, požiūris į šitą kontroversišką romaną pačioj Kinijoje? Taip, apie kažkokius pasikeitimus pastaruoju metu tai šiaip girdėti neteko, bet ir šiaip šitas kūrinys, jis nėra labai plačiai, taip prieinamas. Žinoma, kas domisi literatūrą, tai perskaito, bet jeigu lygint su kitais romanais, kuriuos jau yra aptariau ankstesnėse paskaitose ir su Raudonojo kambario sapnu, kuris irgi bus dar apie jį paskaita, tai šitas romanas yra gerokai mažiau populiarus, nėra taip atvirai, galbūt skatinamas ir daugiau yra skaitomas tarp tokiam siauresniam rate, galbūt intelektualų ar filologijos, literatūros studijų studentų ir tyrinėtojų. Bet žinoma, jisai yra žinomas, daugiausiai žinomas kaip toks dėl tų visų nepadorių scenų, ir tų tokių nepadorių personažų. Tai Simensingas vėlgi yra toksai irgi personažas kaip sinonimas tokiam korumpuotam valdininkui. Neretai ir vėlgi, kai
kažkokia išsakoma valdžios kritika, na, vienas ar kitas politikas gali būti palyginamas su Siemensingu, na, tas aišku irgi nėra labai saugu, nes galima už tokį palyginimą ir į kalėjimą patekti. Bet bet šiaip patys šitie romano personažai tai yra plačiai paplitę ir žinomi. Kiek esu bendravęs su kinais, na, kurie aišku yra išsilavinę, tai yra šitą kūrinį skaitė, na, ir labai vertina kaip labai gerą, bet plačioje visuomenėje tai jis yra gerokai mažiau propaguojamas ir jau vien pačių ekranizacijų, kažkokių filmų, serialų yra, na, nepalyginamai mažiau negu pagal kitus kūrinius. Na, ten labai, na, ant pirštų galima suskaičiuoti, ir beje didžioji dalis, na, tų visų filmų ir serialų irgi koncentruojasi būtent į tas visas pikantiškas detalės, na, yra net keletas filmų suaugusiems, na, šito romano tematika, bet tokių filmų, kur ten labiau pristatytų šitos kūrinio siužetus, kurie nėra ten susiję su tais erotiniais, pornografiniais motyvais, tai jau yra gerokai mažiau. Super. Tai ačiū labai už atsakymus. YouTube žiūrovams gal paprašysiu, palikit, jeigu dar kiltų klausimų, palikit ir mes pasistengsim po įrašo atsakyti, o tuo pačiu tada dėkoju Bali už paskaitą ir tada visiems palinkėsiu gero vakaro ir iki sekančių susitikimų. Ačiū visiems dalyvavusiems ir irgi palinkėsiu gero vakaro ir geros kloties. Ačiū, viso gero.